Labas rytas, bičiuliai. Šiandien noriu pakalbėti su jumis apie Autopliuso naujas nesąmonės. Tai turbūt jau pastebėjote, kad skambinant pagal skelbimą yra netikras numeris. Numeris, ką reiškia netikras, tai kad yra įdėtas kažkoks tai Autopliuso numeris, kuriuo skambinant jumis sujungia, tai yra peradresuoja su automobilio savininku. Tai yra automobilio pardavėjų ar perekūpų ir taip toliau ir panašiai. Pakalbėjus su Autopliuso administracija, pasakė taip, jog taip yra padaryta dėl duomenų apsaugos. Tai dabar man jūs paaiškinkite, jeigu žmogus įkelia viešą skelbimą automobilio, teisingai, tai vadinasi, jis yra taip pat viešas žmogus, arba aš kažko čia nesuprantu. Kokia gali būti duomenų apsauga? Man labiau čia toks primena dalykas, kad ne jų duomenis saugoja, o saugoja patį, kaip sakant, perekūpą. Kad paskui jums nusipirkus vieną ar kitą automobilį pagal skelbimą, jūs nebet kapstysite, kas jį jums pardavė ir taip toliau ir panašiai. Man čia yra visiškai absoliuti nesąmonė. Todėl, kad visais laikais buvo keliamas to žmogaus, kuris parduoda telefono numeris ir jokių problemų su tuo nebuvo ir niekada, kaip sakant, nebūtų. Ką jūs manote apie tai, bičiuliai? Man tai čia yra visiškai absoliuti nesąmonė. Jeigu, kaip sakant, parduodi automobilį, tai turi būti ir tavo numeris, o ne kažkoks random numeris įdėtas, kurio paskui gali skambinti neskambinęs, jis tiesiog yra neegzistuojantis. Parašykite komentaruose savo nuomonę, bus įdomu išgirsti, ar man pritarsit, ar ne. Nes dabar, kaip sakau, man toks jausmas, kad saugoja, kaip sakant, pardavėjo subinę, o ne kažkokius tai duomenis. Ačiū Jums ir gražios dienos.